Šiandien pademonstruosiu makiažą su 3 pavasario naujienom. Antakių formavimo rinkinys, šviesinamoji pudra ir naujas tušas. Maskuokliu padengiu visą judantį voką tam, kad sukurti patvarų pagrindą. Šviesių šešėlių padengiu visą judantį voką ir užfiksuoju maskuoklį. Lengvai praeinu po antakiais, vidinį kampą, kad pamaskuoti mėlynumą ir po apatinio voko. Rinkinio šepetėliu prašukuoju antakius ir pašalinu pudros likučius, įstrižiu teptuku, paimu antakių kremą tamsiausio, jis yra būtent kreminės konsistencijos, ir suformuoju antakį, užtamsinu vidinį dalį ir labai švelniais judesiais nubrėžiu priekį. Nepersistengiam, kad neatrodyti piktai. Taip pat tamsiausias turi būti centras ir antakių galiukas. Įstrižiu teptuku, paimu šešėlį ir užpildau antakį papildomai. O dar rinkiniu šepetėliu galima paimti kremą ir tarsi prašukuoti su antakių kremu kaip su tušu. Šešėlį toliau naudoju tam, kad nubrėžti išorinį kampą. Dabar atlieku akių makiažą, užtamsinu tam, kad pakoreguoti akies formą, keliame išorinį kampą, labai svarbu viską gerai išretušuoti be griežtų linijų. Šviesinamąją pudrą Golden Glow fantastiško grožio panaudoju taip pat kaip šešėlį, padengti judantį voką ir sujungti su tamsiu išoriniu kampu. Trupučiukai vidinį kampą taip pat atvers mūsų žvilgsnį. Dar kartelį teptuku praseinu viską sujungti ir išretušuoti. Kaip highlighterį šviesinamoji pudra atrodo labai subtiliai, prabangiai ant skruosto, nosies nugarytės ir paputlinu lūpas. Užbaigiu visą makiažą naujų tušų įspūdingi aukščiai. Antakių formavimo rinkinys ir šviesinamoji pudra yra unikalūs ir universalūs, ir tušas nepalieka abejingų. Jeigu ir tu nori išbandyti ir įsigyti priemones, parašyk man. Suteikiu keitimo garantiją.